Esu Donatas Kavaliauskas, rinkos plėtros agronomas Baltijos šalyse. Šiandien esame žieminių kviečių pasėlyje, veislė yra Informeris ir tai yra vienas iš mūsų demonstracinių bandymų. Kinsime lapus, iš kiekvieno varianto po tam tikrą skaičių lapų ir tie lapai bus analizuojami, kad nustatyti žalio lapo plotą ir koks yra pažeistas lapo plotas. Esu Intė Valatkevičienė, Bayer komandoje atsakinga už agronominių sprendimų priėmimą. Įprastai vertinant fungicidų efektyvumą yra žiūrima į lapą ir vizualiai yra įvertinama, kiek konkreti liga yra pažeidusi augalo lapo paviršiaus. Prieš keletą metų Bayer pirmieji pradėjo lapų ligų įvertinimui naudoti skenavimo metodą. Šiame gamybinėme lauke yra atliekamas bandymas, kurio metu visos agrotechninės ir agrocheminės priemonės buvo tos pačios, išskyrus, kai reikėjo rinktis vėliavinio lapo apsaugai fungicidą, buvo nuspręsta panaudoti 4 skirtingus produktus – Askrix Pro ir 3 kiti rinkoje esantis produktai. Šiandien yra 2 savaitės, kai buvo atliktas vėliavinių lapų fungicidų purškimas. Į šį lauką mes grįžtame kas 2 savaitės, kiekvieną kartą renkame lapus analizei, juos skenuojame ir specialios programos pagalba įvertinę, kiek yra šviesiai žalios spalvos, tamsiai žalios spalvos ir pažeisto lapo plotą. Gale sezono turėsim rezultatą apie kiekvieną iš šių fungicidų. Taikydami šitą metodą mes iš tikrųjų žmogiškąjį faktorių eliminuojam ir programa pasako labai tikslų skaičių, kiekgi yra pažeidimų. Ir kuo tai mums yra labai svarbu, jeigu mes norim palyginti greta 2 produktus panaudotus, tai netgi ir tie minimalūs skirtumai jau yra apčiuopiami. Praėjusiais metais mes atlikom tokią patį tyrimą, bet buvo vertinta pilna fungicidų programa. Tai yra 3 purškimų fungicidų programa ir lyginta su konkurentų produktais. Skirtumai buvo akivaizdus, Bayer programa tikrai pasirodė labai gerai ir ligas kontroliavome tikrai labai efektyviai. Galutiniam rezultate buvo lyginami derliaus priedai. Kuo fungicidas išlaikys ilgiau žalio lapo plotą, tuo derliaus priedas turės būti didesnis. Bayer programa suteikė tikrai ženklų derliaus priedą lyginant su konkurentų programomis. Apskaitas atlikom 4 kartus. Pirmą kartą analizė buvo daryta panaudojus vėliavinio lapo fungicidus ir matome, kad visi augalai atrodė puikiai, lapai neturėjo pažeidimo požymių. Ta pati situacija buvo ir po 2 savaičių, o pirmieji skirtumai pradėjo matytis praėjus 4 savaitėm po fungicido panaudojimo. Visi produktai veikia dar labai panašiai, bet minimalų skirtumai jau gali būti pastebėti. Na ir lūžio taškas yra dar po savaitės, tai yra 5 savaitės po fungicidų panaudojimo, kai matome, kad Askrix Pro saugojo lapą geriausiai ir pažeisto lapo ploto mes turėjome net nesiekė 10%. Tuo tarpu kiti 3 fungicidai nesugebėjo taip puikiai išsaugoti žalio lapo ploto ir pažeidimų mes matome net iki 25%. Mūsų tikslas ir yra, kad kuo daugiau išsaugoti tos ryškios žalios spalvos, nes tamsiai žalia spalva yra iš tikrųjų maksimaliai vykdanti fotosintezę. Šviesiai žalia spalva fotosintezės vykdymas vis dar vyksta, bet jisai yra ne 100% pajėgumo. Šis sezonas išsiskyrė tuo, kad daugiau negu 3 savaitės turėjom karščius, kurie yra didesni negu 30 laipsnių. Žinoma, esant tokiem karščiams, augalai stresavo ir išlošė tie ūkininkai, kurie pasirinko produktus, kurie saugo ne tik nuo ligų, bet ir turi puikų fiziologinį efektą ir būtent žalinimo poveikį. Dauguma rinkoje esančių fungicidų, kurie yra skirti viršutinių lapų apsaugai, paprastai turi 2 veikliąsias medžiagas. Askrix Pro išsiskiria tuo, kad tai yra 3 veikliųjų medžiagų derinys, kuris puikiai saugo ne tik nuo ligų, bet taip pat suteikia ir labai stiprią fiziologinę apsaugą ir padeda išsaugoti žalio lapo plotą. Apibendrinant, galime pasakyti, kad Askrix Pro yra tinkamas sprendimas, renkantis produktą puikiai lapų apsaugai ir tikintis gero derliaus.